Turime ant stalo tokią pultelį, čia yra Marantec, ypatingas kodas 868,35, kaip matome šitas pultelis veikia. Ir dabar bandysime rašyti tą pultelį į super pultelį HRmatic 2, tai įvedama programavimo būsena 1, 2, 3, 4, įsivestas į programavimo būseną. Sustoju, dabar atleidžiam ir dar kartelį. Pultelis priėmė tą kodą, užtvirtinam pultelį, kodą čia. Ir dabar patikrinsim. Pultelis puikiai veikia. Va taip mes nukopijavom pultelį Marantec. Ir dabar pabandysim nukopijuoti kitą pultelį. Čia yra pultelis Herman, bet su HSM kodu, kadangi lėdas dega raudonai. Tai pabandysime antrą mygtuką nukopijuoti. Spaudžiam. Taip, spaudžiam. 1, 2, 3, 4. Pridedam. Atleidžiam. Ir dar kartelį spaudžiam. Jis priėmė signalą. Užtvirtinam čia. Ir dabar tikrinam. Pultelis puikiai veikia. Tai pultelis įsigyja kodą ir Marantec, ir Herman. Tai dar kartelį. Pultelis puikiai veikia. Pultelis puikiai veikia. O toks nuostabus yra pultelis HRmatic 2 Silver.